Asmeninių finansų planavimas kiekvienam žmogui turi būti toks pats įprastas kaip higiena. Tai yra, kurį laiką galima ją ignoruoti, tačiau laikui einant apleista higiena pridarys problemų ir mažų mažiausiai atkreips į save dėmesį. Lietuvoje vis dar trūksta švietimo asmeninių finansų planavimo tema, tačiau padėtis po truputį taisosi ir tam skiriama vis daugiau dėmesio. Ir tai labai sveikintina, nes be asmeninių finansų planavimo sudėtinga užtikrinti saugę ir stabilę ateitį. Gyvenime dažnai nutinka nenumatyti dalykai, tačiau tik planavimas gali leisti jiems pasiruošti. Jei asmeniniai finansai problematiški, tai pirmiausia reikia pradėti nuo pajamų ir išlaidų apskaitos. Kiekvieną mėnesį tvarkingai pasiskaičiuoti, kam ir kiek išleidžiama pagal pagrindinės išlaidų grupės. Pavyzdžiui, būstas, automobilis, maistas parduotuvėje, maistas kavinėse, alkoholis, tabakas, sporto klubas, pramogos, telekomunikacijos, kita. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kad kai kurios išlaidos, pavyzdžiui kelionės, gali būti ne kiekvieną mėnesį, bet kiekvienais metais. Tuomet tokias išlaidas reikėtų įsivertinti metams ir paskaičiuoti mėnesio dalį, dalinant iš 12. Suskaičiavus ir sugrupavus savo išlaidas, reikėtų jas palyginti su pajamomis. Jei nelieka lėšų susitaupimui, reikėtų įsivertinti, kurias išlaidų eilutes reikėtų mažinti. Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurias išlaidas lengviau koreguoti nei kitas, kurios yra fiksuotos, pavyzdžiui, buto nuomos kaina. Tačiau įsivertinus, kad buto nuomos kaina yra vis tik neproporcingai didelė lyginant su pajamomis ir kitomis išlaidomis, sprendimas gali būti kraustytis į pigesnį butą. Tad teoriškai visos išlaidos yra kintamos, tiesiog vienos koreguojamos lengviau nei kitos.